Labą dieną, labas vakaras ar labas rytas, kad ir kur kada bežiūrėtumėte. Aš esu Dominykas ir sveiki atvykę į dar vieną apžvalgą. Nemaniau, kad darysiu dar vieną apžvalgą, kur Ferrari abudu yra arba diskvalifikuoti, arba nebaigę lenktynių, bet turime labai daug įdomių momentų, kaip Ferrari avarijos, kaip Verstappeno bandymas ir šturmas pasipriešinti McLarenam, kaip Lando Norriso gedimas, kaip Isacko Hadžio podiumas bei daugelį kitų. Taigi nieko nelaukia, sveiki atvykę į 2025 Nyderlandų Grand Prix apžvalgą. Visų pirma, startas. Visi pradėjo ant mediumų, kiek ten apačioj pradėjo ant hardų, bet visi pradėjo ant mediumų, išskyrus Maxą Verstappeną. Ir man tai pasidarė labai įdomu ir atrodė labai įdomiai, kur tu rizikuoji savo poziciją sama. Na, pripažinkime, Red Bull bolidas nėra labai stiprus ir ganėtinai pažeidžiamas tiek už jo esančio George'o Russello, tiek Ferrari piloto Charleso Leclerc'o, tiek to pačio Isacko Hadžio, kuris, Racing Bulls bolide tikrai buvo labai stiprus, bet Maxas pradėjo tiesiog nuostabiai, puikus lenkimas Lando Norriso ir tai buvo vienas iš kertinių momentų, nes tai sukompromitavo realiai Lando Norriso lenktynes. Man šita situacija labai primena Miami, kur lygiai taip pat kaip ir čia, Oskaras greitai susitvarkė su Maxu Verstappenu, o Lando Norrisas turėjo šiek tiek pakovoti ir tas pranašumas buvo žymiai mažesnis. Visgi, kai dabar turime labai abu glaustai lenktyniaujančius McLarenus, labai sunku yra, kad ir 2-3 sekundžių pranašumo atlošti būtent iš Lando Norriso pusės. Iš šitos situacijos, iš starto būtent labiausiai išlošė Oskaras Piastri. Taip pat puikiai startavo Alexandris Albonas, kuris pradėjo nuo 15 pozicijos, besiskusdamas, kaip prastai buvo kvalifikacijoje, kaip per vėlai buvo paleistas ir todėl baigė kvalifikaciją 15, bet plus 5 pozicijos iš karto pačiame starte, ir davė tokį gerą impulsą tolimesniai lenktynių eigai. Šitiek prasidėjus lenktynėm tikrai galvojau, kad Leclerc'as su Hadžio greitai susitvarkys, bet dabar susidaro toks įspūdis, kad kiekvienos komandos bolidai yra McLaren ir yra visi kiti. Labai lygiavertiškai atrodo Mercedes, Ferrari, Racing Bulls, kurie šiandien parodė išties įspūdingą greitį, Red Bull, Maxo Verstappeno rankose, tada jau žemesni Aston Martin, Sauber bei visi kiti. Tikrai atrodo, kad vienas su kitu gali pakonkuruoti ir nebėra tų 4 komandų, kurios visą laik pabėgdavo, o dabar yra labiau viena komanda, kuri labai pabėga. Taigi tas pats buvo su Leclerc ir Hadžio. Leclerc'as visomis išgalėmis bandė aplenkti šitą jaunuolį, bet Hadžio puikiai susitvarkė su Leclerc'o spaudimu ir laikėsi tarsi už Verstappeno uodegos. Niekada neatitrūko, niekada nebuvo to didelio pranašumo Verstappeno rankose ir realiai visada šitie du visą laiką laikėsi panašiai. Taip pat, ką aš bežiūrėdamas lenktynes užsirašiau, tai buvo, ar Ferrari bolidui nepalankus mediumai. Nes, kaip pamatėme treniruotėse ant kietų padangų, Ferrari buvo tikrai nuostabus ir lenktynių tempu visai netoli buvo McLaren, bet ant medium padangų, nepavyko aplenkti Racing Bulls, gavo spaudimo iš Mercedes, ir jokių kažkokių gerų rezultatų nebuvo. Ir galiausiai prieiname prie pirmos labai geros akimirkos. 23-ame rate Lewisas Hamiltonas patyrė avariją, bekovodamas su priešakyje esančiu George'u Russellu. Man iš karto pirma mintis tai, kokie sėkmingi ir kaip gerai susidėlioja strategija yra Ferrari, nes lygiai pusę minutės prieš Leclerc'as įšoka į boksus, siekdamas pranašumo kažkokio, pasikeisdamas padangas, ir iš karto kitas jo komandos narys rėžėsi į bortus, saugos automobilis ir visas tas pranašumas, kurį tarsi turėtų Leclerc'as, pranyko. Verstappenas turėjo antrą bandymą pakovoti su McLarenais, vėl minkštesnėmis skalę padangomis. Iš pradžių buvo McLaren mediumai ir Verstappenas soft, dabar buvo Verstappenas medium, o abudu McLarenai buvo ant hard padangų. Ir vis tiek, jokio absoliutaus pasipriešinimo, vėl abudu nuskodė. Tiek Oskaras, tiek Lando nuskodė ir, nebuvo visiškai jokio bandymo, nei nieko, nors turėjo tas šviežesnės ir labiau ir greičiau
besišildančias padangas. Toliau sekant Aleksanderio Albono kelionę šitose lenktynėse, jis pakilo vėl 3 pozicijomis per šitą laikotarpį ir jau buvo 7 pozicijoje. Na, o Hadža laikėsi puikiai 4 pozicijoje, laikęs vėl tų pačių Ferrari ir Mercedes spaudimą. Po to turėjome šiek tiek... Nothing, just an incident on the race. Tai viskas prasidėjo ties pirmuoju saugos automobiliu, kur kai buvo kova priekyje, tai buvo kova ir gale. Tai su Sainzu ir Lawsonu. Viskas vyko ties pirmuoju posūkiu. Lawsonas buvo vidinėje linijoje, Sainzas buvo išorinėje linijoje ir sukdami į tą pirmą posūkį jie tiesiog, susidūrė. Įvyko kontaktas, ir už tai buvo Sainzas nubaustas 10 sekundžių bauda, kas mano nuomonė buvo absoliutus mėšlas. Man ten labiau pasirodė kaip tiesiog eilinis lenktynių incidentas ir kad nei vienas, nei kitas nebuvo per daug kaltas. Sainzas buvo įsitikinęs, kad būtent Lawsonas yra kaltas ir kad jis eilinį kartą vėl pasirodo, apeliuodamas į eilę lenktynių incidentų su Alonso ir su visais kitais. Toliau irgi buvo dar vienas incidentas, tai yra Leclerc'as prieš Russellą. Tas lenkimas man labai patiko iš mentalinės pusės. Leclerc'as atrodė toks piktas, agresyvus su tuo lenkimu ir galiausiai, pasiekė, wow. Jis nebuvo švarus lenkimas, bet buvo įspūdingas lenkimas ir, išlikau nustebintas. Tikrai nesitikėjau, kad būtent toje vietoje ir taip drąsiai varys Leclerc'as. Super rezultatas, tik tais yra klausimas ir kai filmuoju šitą video dar vis nežinia yra, ar gaus už tą incidentą Leclerc'as baudą ar ne. Taigi įvykus šitam incidentui, Russello bolidas buvo pažeistas ir tai sukėlė dar vieną kuriozinę situaciją, kai iš galo jam parlėkė Kimi Antonelli, kuris iki tol turėjo tikrai nuostabias lenktynes. Pradėjęs 11 pozicijoje, kopė ir galiausiai atsidūrė prie pat George'o Russello. Ir šis buvo su pažeistu bolidu dar šiek tiek bandė pasipriešinti Charles'ui Leclerc'ui, bet visos jo pastangos buvo tiesiog bevaisės. Ir Mercedes įvykdė tokį įdomų nuosprendį apkeisti šitos du lenktynininkus, kas George'o Russello ego, žinant patį jį, turėjo tikrai pažeisti ir jo reakcija tai atspindėjo. Taigi Antonelli bandė prisivyti Leclerc'ą kažkiek pasipriešinti, bet jam nepavyko ir tada jisai griebėsi minkštų padangų, kas iššaukė Leclerc'ą griebtis minkštų padangų. Ir turime... Wait. Ta prasme, ar kada nors pasiseks mums ar ne? Jo. Taigi turėjome tokį įdomų incidentą. Tame pačiame posūkyje, kaip ir Hamiltonas, Charles'as Leclerc'as patyrė susidūrimą su Kimi Antonelli. Leclerc'as laikėsi to vadinamo racing line, o Antonelli tiesiog uždaręs jį iš vidinės pusės, kaip į dėžutę, galiausiai tiesiog nepaliko vietos ir Leclerc'as išslydo, bandydamas išsisukti iš šitos situacijos ir patyrė milžinišką avariją. Tai šitoje situacijoje pasistengsiu būti kad ir kiek neutralus. Aišku, tai mano komanda ir aš visą laiką palaikysiu savus, bet aš manau, čia kaltas buvo Antonelli, štai mano neutralumas. Aš manau, kad buvo kaltas Antonelli, nes tiesiog nepaliko vietos. Šitas incidentas įvyko todėl, nes Leclerc'as tikrai laikėsi tos linijos. Kad ir kaip atrodytų keistai, bet tiesiog toje vietoje, kadangi tas įlinkimas yra toks, jeigu pažvelgtumėte kitų pasirodymus ir važiavimus, jie važiuoja lygiai tokia pačia linija. Tai yra šiek tiek plačiai ir tada vėl išskodžia į priekį. Bet dėja, taip Leclerc'ui nepavyko. Ir skaudu iš tikrųjų, skaudu tiek matyti nesėkmių ir nors ir turėjome tiek daug podiumų su Leclerc'u šį sezoną, bet šita komanda turi tiesiog tendenciją, jeigu nesiseka, tai nesiseka visiškai. Ta prasme, atrodo, kad tu viskas, sugrįžti atgal, viskas tvarkoj, vėl viskas sugriūna, sulūžta ir vėl dugne. Kitas įdomus dalykas, tai yra pats Leclerc'as iš karto po incidento uždavė vieną tokį įdomų pasvarstymą ir klausimą, ar reikėjo nerti į boką, ar reikėjo visą šitą daryti, tas būtų galbūt išvengta visos šitos avarijos. Kai dabar žinai, kas įvyko, tai aišku, kad nereikėjo visko daryti, bet toje situacijoje, grėsmė Kimi Antonelli buvo didelė. Aš nežinau, ar jam būtų pavykę prisivyti, po to žinome, kas įvyko po to, bet nemanau, kad būtų pavykę pasivyti ir manau, kad Leclerc'as
puikus padangų išsaugotojas. Manau, būtų ir čia labai gerai pasirodęs, išsaugojęs ir kol Antonelli būtų prisivyjęs, aš manau, jog jo visas tas padangų pranašumas būtų kaip ir pranykęs ir tada Leclerc'ui būtų paveikę šiek tiek apsiginti ir išsaugoti tą poziciją. Yeah, but I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so yeah. Tai po viso šito turėjome dar vieną restartą ir vėl man patiko tokia padangų įvairovė, kad McLaren abudu buvo su hard, kiti visi su soft, vėl Verstappenas dar trečią kartą bandys kažkokį pasipriešinimą duoti McLaren, bet absoliučiai niekam nepavyksta. Ta prasme, pagal visą padangų idėją, soft ir hard, na, tu turėtum turėti tarp pačio minkščiausio komponento ir pačio kiečiausio komponento, na, turėtų būti toks milžiniškas pranašumas, kad tu, na, laisvai turėtum pranokti savo varžovą, bet visiškai jokių šansų. Atrodo, jog McLaren yra tiesiog kitoje lygoje, kur jokio pasipriešinimo, absoliučiai jokio. Vėl atrodo, lyg nebūtų buvę jokio sustojimo, jokio intervention. Kai buvo, taip ir pasiliko. Ir žiūrint toliau į sezoną, aš nemanau, kad tai keisis, nes A, visi koncentruojasi į 2026-uosius, B, kad ir pasistengtų, nemanau, kad pavyktų pasivyti McLaren, kai yra dabar, na, wow, kosminis greitis, tiek bolido nuopelnas, tiek tos vidinės kovos tarp Oskaro Piastrio ir Lando Norriso nuopelnas. Nes jie stengiasi dėl kiekvieno taško, jie stengiasi dėl kiekvieno posūkio, kuris bus greitesnis, nes tai viskas susideda iš tų mažų dalelių į pagrindinį vaizdą, tai yra vairuotojų čempionatą, ko abu trokšta. Ir ypač iš Lando pusės, na, jisai tik turi progą iš karto bando vytis Piastrį visose lenktynėse, nes tai yra raktas į sėkmę ir tai yra raktas, kad jisai pasivytų ir pranoktų savo tiesioginį komandos draugą. Bet kaip jam tai pavyko, pamatysite dabar. Tai visų lenktynių metu, na, išskyrus startą, Oskaras ir Lando laikėsi puikiai pirmoje ir antroje pozicijose. Bet netrukus po Leclerc'o avarijos ir antro restarto įvyko labai įdomus incidentas, kurio mes nematėme pakankamai ilgai ir kuris būna retas. Tai yra variklio gedimas iš Lando Norriso pusės. Ir kai aš pamačiau visą šitą, tą rūką iš Lando Norriso pusės, galvoju, o ne, mes ir vėl turime 2016 scenarijų, kur Lewisas Hamiltonas taip pat eilę lenktynių vijosi Nico Rosbergą Mercedes komandoje. Mercedes tą sezoną buvo tiesiog irgi kitoje lygoje kaip dabar McLaren. Ir vijosi ir galiausiai atėjo Malaizijos etapas, kur Lewisas Hamiltonas pradėjęs nuo pole pozicijos patiria taip pat variklio gedimą, kas galiausiai Nico Rosbergui suteikė tokį milžinišką pranašumą, kad Hamiltonui besistengus antroje sezono pusėje tiesiog nepavyksta prisivyti. Taip pat tai vyko ir Lando ir dabar vietoj 9 taškų skirtumo lieka 34 taškai. Čia yra esminis klausimas. Ar Lando iškrito iš titulo medžioklės? Aš manau, kad ar ne, dar sunku pasakyti. Dar yra visos 9 lenktynės kartu su 3 sprint etapais, bet jau tai labai apsunkina dalykus. Ypač žinant tai, kad McLaren yra kitoje lygoje, o visi kiti, na, yra maždaug panašiai. Jeigu turėtume praeitų metų scenarijų, kur toje pačioje kovoje dėl lenktynių pergalių buvo Ferrari, buvo Red Bull, buvo Mercedes, tada mes turėtume visai kitą vaizdą. Tada aš matyčiau šitą 34 taškų pranašumą daug trapesnį, nei jis yra dabar. Dabar jokio pranašumo neturi šios kitos ekipos negu McLaren ir tai suteikia milžinišką pranašumą Oskarui Piastri. Todėl manau, kad dabar reikės stebuklo, žinant šitą formą Oskaro, reikės tikrai labai gerų Lando Norriso pasirodymų, realiai jam reikia laimėti viską, kad jisai galėtų prisivyti, nes paprastoje dienoje tiesiog McLaren bus P1 ir P2, todėl manau, kad dar nėra viskas baigta, bet tas titulo traukinys iš Lando Norriso pusės tiesiog labai stipriai nutols. Tai yra kertinis momentas šiame sezone. Na, o dabar metas apžvelgti, kaip viskas pasibaigė lentelėje. Tai pirmas buvo Oskaras Piastri, jokių pozicijos pasikeitimų, stabilios lenktynės visą laiką išlaikė tą savo šaltą protą ir spaudimą iš Lando Norriso, atlaikė visus
3 restartus, 2 su Lando Norrisu, 1 su Maxu Verstappenu. Na ir savaitgalyje, kur Lando Norrisas atrodė stipresnis ir turėjo pranašumą, Oskaras Piastri pasiema labai svarbius taškus ir pranoksta savo oponentą iki to gedimo. Tai tikrai įspūdingas savaitgalis iš Oskarą Piastri. Pole pozicija, lenktynių nugalėtojas, visus ratus buvo pirmaujantis automobilis, na ir greičiausias ratas. Aš manau, kad tai yra puikus Oskaro Piastri pasirodymas. Ir vienas kertinių sezono momentų. Antras Maxas Verstappenas padarė viską, ką galėjo, jam pakelti vieną poziciją ir taip buvus podiumo pozicijoje po geros kvalifikacijos ir po šitiek nesėkmių tiek Vengrijoje, Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje. Na, manau, namų tvirtovėje Maxui Verstappenui tai yra puikus pasirodymas ir žinant dabartinį Red Bull paveikslą, puikus rezultatas iš Red Bull komandos. Trečias Isaacas Hadžia ir čia šiek tiek nuplovė mano visą skausmą su Ferrari komanda. Pamatyti Isaacą Hadžią, vieną iš mano mėgstamiausių, galbūt net patį mėgstamiausią naujoką, ant podiumo pozicijos. Buvo labai smagu, labai šilta, matėsi, ant kiek džiaugsmo atnešė šitas pasirodymas. Ir pirmoji podiumo pozicija nuo 2021 Azerbaidžano Grand Prix šitai ekipai, tai labai šaunus pasirodymas. Turime antrą tokį nustebinusi podiumą su Nico Hülkenbergu Didžiojoje Britanijoje ir su šito Hadžio pasirodymu čia Nyderlanduose. Ketvirtas George'as Russellas. Šiek tiek esu gal nusivylęs Mercedes galimybėmis, atrodė tikrai prastai iki visos šitos suirutės su Leclercu. Russellas labai vidutiniškai atrodė, vos atsilaikė prieš Hamiltoną. Hamiltonui reikėjo į bortus įvažiuoti, kad jisai nebūtų aplenktas. Ir tas Mercedes sprendimas apkeisti Russellą su Antonelli vidury lenktynių, tikrai daug ką pasako apie šias lenktynės iš George'o Russello pusės. So George, with this damage on the car, I think best opportunity for the team is invert cars at turn 1. Sorry? Aš manau, ketvirta vieta George'ui Russellui čia yra išsigelbėjimas ir yra puikus rezultatas, žinant tai, kaip jisai pasirodė, bet jis pasirodė labai prastai. Penktas Alexanderis Albonas, 10 pozicijų pakilo, aišku, vėliau prieisime prie tų, kurie pakilo žymiai daugiau. Na ir besiskundęs vakar kvalifikacijoje, šiandien jis atėjo su visai kita nuotaika, su visai kitu mentalitetu, na ir tai pasirodė nuo pat starto iki pat pabaigos. Ir trim saugos automobiliam, puikūs strateginiai pasirinkimai ir Albonas atsidūrė 5 pozicijoje. Svarbus taškai, nes tiek iš Racing Bulls pusės podiumas, tiek iš Haas pusės 6 ir 10 pozicijos, tiek iš Aston Martin jų tiesioginių varžovų 7 ir 8 pozicijos. Labai svarbus taškai iš Williams pusės kovoje dėl tos 5 vietos, kuri atneš labai saldžių vaisių Williams komandai. Ir atrodė dabar pastaruoju metu, kad Williams nukritusi ta forma yra daug prastų pasirodymų, daug nebaigtų lenktynių. Dabar po vasaros pertraukos Nyderlanduose sugrįžti, aš manau, kad tai yra puikus ženklas Williams komandai toliau, kai atrodė, kad jau Sauber, jau Aston Martin prisivėja ir perims tą visą iniciatyvą dėl tos 5 vietos. 6 pozicijoje Oliveris Biermanas ir čia kokias lenktynės iš jo. Iš 20 pozicijos iš pit lane starto jis pasiekė 6 poziciją, 14 pozicijų pakilo. Įdomi šita tendencija iš Haas pusės, tai yra, kad kvalifikuojasi jie labai prastai, tiesiog absurdiškai prastai kvalifikuojasi, bet iššoka tas vienas, kitas, trečias pasirodymas, kur Haas kažkaip papuola į tos taškus. Ir šitos lenktynės irgi nebuvo išimtis. Turbūt tas darbas lenktynių metu, žinant kada, ką daryti, kokią strategiją veiks, neveiks, aš manau, čia yra sezono pranašumas iš Haas pusės, kurio kartais neturi kitos komandos, kaip Aston Martin su Strollu 7 pozicijoje ir Fernando Alonso 8 pozicijoje. Kad Strollas aplenkė Fernando Alonso, kuris papuolė į tą 10 ir baigė 8 pozicijoje, plus 2 pozicijos. Bet Strollas iš 19 pozicijos 7 ir čia ne pirmas kartas. Vengrijoje buvo panašus scenarijus, turbūt įsimintiniausias scenarijus šį sezoną buvo Australijoje, kur irgi iš niekur Strollas tiesiog žiūri toje lentelėje ir atsidūrė 6-7 pozicijoje. Ir taip jis susirenka tuos taškus ir taip jis išlieka toje situacijoje. Nes jo savaitgaliai būna arba 7, 6, 5 pozicijos, kelis kartus į sezoną, arba 18, 19, 20. Tai tikrai turiu nukelti kepurę prieš
Lensą Strollą ir wow, tikrai įspūdingas pasirodymas. Nu, ties Fernando Alonso, čia tiek pats Fernando Alonso, tiek aš, manau, turi daug kritikos Aston Martin strategijos departamentai, nes Fernando Alonso turėjo tiek tempo, tiek padangų ir visas tas pranašumas išblėso. Po pirmo stinto Fernando Alonso buvo pakviestas į boksus ir tada po to atsidūrė eilėje bolidų už, jeigu neklystu, Yuki Tsunodos nugaros ir tada tiesiog DRS eilė ir neįmanoma nei aplenkti, nei kažką padaryti. Tavo visas pranašumas suvalgomas. Smagu, kad tu atsiduri aukščiau negu tu kvalifikavais, bet tai buvo tiesiog sėkmė. Na, o iš tikrųjų tas visas vaizdas buvo daug prastesnis. Ir aplamai Aston Martin šį savaitgalį mane šiek tiek nuvylė. Pirmoje, antroje ir trečioje treniruotėse, wow, fantastiška. Atrodė geriau negu Mercedes, Ferrari ar Maxas Verstappenas Red Bull bolide. Ir, suprantu, 7 ir 8 pozicijos buvo neblogos, bet žinant tai, kokį tempą rodė treniruotėse, kuris atrodė tikrai nuteikiančiai, šitas pasirodymas šiek tiek yra nuvilintis. 9 pozicijoje Yuki Tsunoda 3 pozicijomis pakilo ir labai smagu. Matosi ir jaučiasi tas psichologinis lūžis pasikeitus vadovybei, atėjus Lauren Mekis vietoje Christian Hornerio. Na ir pirmi taškai po Imolos, 9 pozicija, galbūt šiek tiek po truputį įsivažiuos Yuki Tsunoda ir šitų pasirodymų matysime kur kas dažniau. Tiesą pasakius, aš pasilgau Yuki Tsunodos kaip tokio gero lenktynininko, stabilaus lenktynininko. Na, tikiuosi, kad jis įsivažiuos, pajudės reikalai ir pagaliau mes matysime tą sugrįžusį Yuki Tsunodą, koks jis buvo Racing Bulls bolide. 10 Okonas, lygiai taip pat kaip ir jo komandos draugas Biermanas, 8 pozicijos pakiltos ir svarbus taškai Haas komandai, bet jų konkurentai buvo šiek tiek geresni, bet kiekvienas taškelis svarbus. Na ir Okonas, kad jau iš 18 pozicijos atnešė gerų rezultatų, tai yra labai sveikintina ir labai geras ženklas. Na ir kągi, perinam prie mano spėjimų, kuriuos aš dariau savo Instagrame. Būtinai pasiekite Instagramą, finišo tiesioji, ten keliu papildomą turinio, įdomaus turinio, na ir jo bus šiek tiek daugiau, ko galbūt nelabai pamatysite čia, kaip pavyzdžiui spėjimai, arba pavyzdžiui galite užduoti klausimą šitoms apžvalgoms, jeigu jūs kažkas domino po kiekvienų lenktynių. Būtinai nueikite čia. Na, o spėjimų srityje 12-10 aš pirmauju prieš dirbtinį intelektą po Vengrijos Grand Prix. Turėjome pertrauką. ChatGPT patobulėjo viena skale, tai turbūt atrodė žymiai geriau ir man reikės pasitempti savo kaklaraištį. Na, bet šį savaitgalį mes varėme šiek tiek panašiai. Pole pozicija pagal mane buvo Max Verstappenas. Buvo arti, bet tikrai ne. McLaren pranašumas yra per didelis net Maxui Verstappenui. Na, pole poziciją užėmė Oskaras Piastri, kaip ir nuspėjo dirbtinis intelektas. Tuo tarpu nugalėtojas buvo tikrasis Oskaras Piastri. Aš sakiau Lando Norrisas, o dirbtinis intelektas atsispėjo teisingai ir pasirinko Oskarą Piastri. Mano savaitgalio pažiba buvo Maxas Verstappenas. Aš manau, pasiimsiu aš tašką. Prasta forma buvo labai pastaruoju metu tiek minėtose etapuose. Na ir podiumas namų tvirtovėje, 2 pozicija. Tikrai manau, kad vertas savaitgalio pažibos, žinant tai, kokia situacija yra su Red Bull bolidu, kad jis yra absoliučiai nekompetentingas ir jeigu ne jo rankos, jisai būtų kur kas žemiau, tai aš manau, kad čia tikrai vertas Maxo Verstappeno pasirodymas. Dirbtinis intelektas pasirinko Charles'ą Leclerc'ą, tai tikrai ne. Avarija viso savaitgalio metu atrodė prastai, treniruotėse atrodė klaikiai ir lenktynėse atrodė, kad to tempo daugiau, bet galiausiai išpildyti tiesiog nepavyko ir tikrai ne. Tai aš gaunu tašką, dirbtinis intelektas ne, o tikrasis be abejonės yra Isaacas Hadži. Koks pasirodymas ir pirma podiumo pozicija jo karjeroje, jauniausias prancūzas užėmęs podiumo poziciją, tai aš manau, kad čia yra tikras pasiekimas ir Isaacas Hadži nusipelno šito apdovanojimo. Kita nominacija - savaitgalio komanda. Pagal mano spėjimu buvo Red Bull. Aš tikrai pasimsiu savo tašką. Po ilgos sausros Maxas Verstappenas ant podiumo ir Yuki Tsunoda su taškais. Na, o dirbtinis intelektas pasirinko Ferrari ir tikrai ne, kad ir kaip norėčiau duoti. Na, tikroji savaitgalio komanda
aš manau, yra Racing Bulls. Pirmas podiumas nuo 2021 pasako labai daug ir manau, kad šito apdovanojimo jie yra tikrai verti. Puikiai sudirbta su strategija ir puikus Aisako Hadžio darbas, puikia strategija ir kvalifikacijoje, kas taip pat labai svarbu. Taip pat ir Liamas Lawsonas puikiai pasirodė kvalifikacijoje. Na ir visos šitos detalės susideda ir galiausiai turime podiumo poziciją. Savaitgalio dugnas pagal mane buvo Oskaras Piastri, tikrai ne, labai stabilus ir stabiliai užėmė pirmą poziciją. Pagal dirbtinį intelektą buvo Max Verstappenas, taip pat ne, padarė viską, ką galėjo ir užėmė antrą poziciją. Na, o tikrasis, aš manau, buvo Liamas Lawsonas. Kvalifikavosi labai aukštai, kaip ir Carlosas Sainzas. Galbūt aš dėčiau abu, bet Liamas Lawsonas atrodė mano akimis prasčiau. Dugninė komanda pagal mane turėjo būti McLaren. Ir, na, aš neduosiu savo taško, kad ir kaip galbūt ginčiausi ir norėčiau, bet šitų gedimų tu neprognozuosi ir nežinai, kada jie bus, todėl nemanau, kad čia būtent yra komandos kaltė, bet aš kažko tikėjaus panašaus, bet galbūt labiau tikėjaus, kas būtų iš pačios komandos kažkokia nesėkmė. Tuo tarpu dirbtinis intelektas pasirinko Red Bull, kas irgi tikrai ne, kaip ir minėjau, dėl tų priežasčių, kaip Verstappeno podiumas ir Yuki Tsunodos pirmieji taškai. Tikroji dugninė komanda, aš manau, kad yra Ferrari. Akivaizdus pasirinkimas, abudu nebaigė lenktynių, abudu atrodė klaikiai treniruotėse, palyginus sėkmingą kvalifikaciją, bet lenktynės atnešė tiesiog dar vienus 2 DNF. Taip pat, ką išskirčiau šitoje kategorijoje, tai yra Sauber, vienintelė komanda, kurių aš nemačiau niekur. Na, Haas, Aston Martin puikiai pasirodė, Williams puikiai pasirodė, nekalbu apie Racing Bulls. Ir Alpine buvo ten momentų su Pierre Gasly pakilus aukštai, bet Sauber visą laiką ir buvo žemai, tai taip pat išskirčiau kaip vieną iš dugninių komandų, bet be abejonės Ferrari atrodė prasčiausiai. Tai po viso šito chaotiškų lenktynių ir chaotiškų spėjimų, galutinis rezultatas šiame sezone yra mano 14 taškų ir dirbtinio intelekto 12 taškų. Tai žmonija dar turi kažkokios vilties. Skirtingai nei Ferrari gerbėjai. Na kągi, viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu jums patiko mano verksmai apie Ferrari komandą, ar mano šlebezavojimas, vaflinimas, ar kokiu kitu žargonu jūs pavadintumėte šitą absurdišką turinį. Ačiū, kad žiūrėjote, paspauskite subscribe, tai padeda mano kanalui augti, taip pat paspauskite like mygtuką, pasiekite mane Instagrame, finišo tiesioji 1, na ir susitiksime kitą kartą. Ate. Is that all right? What? What's that?